Šiandien laidoje apie Lietuvos krepšinio fanų komandą žiūrėkite. Praėjusį kartą matėme, kaip Gediminas Maceina prižiūrėjo tvarką virtuvėje, o šį kartą išsiaiškinsime, kokios buvo to priežastys. Aš mačiau, kur buvo, užmečiau akį, mačiau, iš kur ėmė virėjos. Ir kokias dar virtuvės paslaptis išvydo krepšininkai. Bei atskleisime, kodėl Vyčio nariai atsidūrė ligoninės palatoje. Tai kas čia dabar maistas? Koks maistas klausimas? Kiaušinių košė, taip. Kadangi žinot slaptą ingredientą, tai tikrai pajauskit tą būtent poskonį, tos naminukės. Ar jaučiasi? Šeimininkės minėtų slaptų ingredientų praėjusioje laidoje buvo susidomėjęs Gediminas Maceina. Į tuos patiekalus daug alkoholio pylėsi. Vietinės, kaip sakoma, vietinės gamybos, Lietuvos vietinės gamybos, tai samagonas, samanė, nežinau, kaip vadinasi. Tai Edvinas daugiausia valgė, kur samagoną košę, kiaušinių košę darėm, ten pylės. Nu, į visus pylėsi alkoholio, kaip sakė, virėjos. Smagu buvo. Aš mačiau, kur buvo, užmečiau akį, mačiau, iš kur ėmė virėjos. Gediminas kitiems demonstruojant kulinarinius gabumus buvo kylas įvykių stebėtojas ir paaiškino. Čia įspėjame, kad Gediminas su Šeltonu palaiko šiltus santykius ir tiesiog mėgsta patraukti vienas kitą per dantį. Kodėl taip akylai prižiūrėjo virtuvėje dirbusi Vyčio legionierių ir dalijo jam lietuviškas pastabas. Čia tau net iš pieną valgyti. Ne, Šeltoną tik per dantį patraukiau lietuviškais. Žinot, jam juokinga buvo, nors nesuprato nieko. Visiems irgi juokinga buvo. Reikėjo prižiūrėti, kas nors pirštų nenusipjautų, koks Šeltonas smulkino duoną su grikiais. Pirštų nenusipjavo. Žiopliuk. Pagirdė, žiopliuk. Pirštų nenusipjavo. Garnyrui darė, tai reikėjo prižiūrėti, tokį peilį pasiėmęs, po tuos juodus pirštus nusipjaus. Toks kaip nevykėlis aikštelį, taip ir gal virtuvėje, žinot, per žabalio. Kas čia termozinas šitai? Šeltonas laužas. Šeltonas? Neiššauk, nedainos, negražas. Sienietis, amerikonas, Čikagos dar toks. Iš gatvės, žinot, gatvinis, man atrodo, toks vaizdas. Ten čečkavojau tą duoną, atsargiai, toj košė juodų nagų neatsiradė. Tai va, tai teko prižiūrėti. Jį atidžiau užmečiau akį specialiai, dariau daugiausia pastabų jai. Krepšininkai ragavo kiaušinių košę, lausriubą su jautiena ir karpį. Tai iš tikrųjų dabar norėčiau pakviesti jūs atgal į virtuvę, tą karpį pakepti. Nu ką, einam, kep? Labą dieną dar kartą? Drąsiausias, ar ne? Puikiai, matot, visi bijo. O valgyti nebėti, ne? Šalį galėsi vairuoti, čia visko privalgęs. Ne, liksim. Nu tai sakau. Po karpio Vytis mėgavosi ledų desertų. Kur dar čia pasigerint? Dar kitiems nepaprašau. Šelton, vai. Trying to help, man. Kiekvieną kąsnį skaičiuoja. Negerai. Ir po visko sulaukė siurprizo. Tiksliau jo sulaukė Rokas Stankevičius, tądien šventės 22-ąjį gimtadienį. Paslaptis, tai jei gaminsim, tai tik namuose, daugiau niekam nesakysim, kiek atsiminsim. Nors komanda laisvą laiką praleido ir skaniai, ir smagiai, reikia nepamiršti rimtų reikalų. Vytis pradėjo kovas dėl 3-osios vietos Mezon NKL čempionate, tačiau prieš tai apsilankė pas medikus. Šįkart, skirtingai nei anksčiau sezone, kai komanda buvo išguldžiusios ligos, tam, kad atgautų jėgas prieš paskutinę šiame sezone tapsiančią seriją su Raseinių Rasais.
Ne, jėgų tikrai statysim čia ir turim to laiko, o motyvacijos aišku, tai kas yra, dar yra dėl ko kovoti, sakome, 3 vietą reikia laimėti. Ką aš žinau, šitas sezonas gal mažiau tiek asmeniškai, mažiau traumų turėjau, beveik ir nesirgau, gal negerai, aišku, dar sezonas nesibaigė. O šiaip sezoną gal, sakyčiau, gan neblogai, puolėm į tą finalinį ketvirtą, aišku, apaudžiai pralaimėjom. Dabar iš tikrųjų gerai, nes turim skaityk savaitę tą langą laisvą, tai tikrai, manau, išeis ir kelias dienas atsipūst, pražinti galvas nuo to krepšinio, nes tikrai gal per daug net buvo, tikrai bus laiko ir fiziškai pasiruošti, ir varžovą analizuoti, ir tą žaidimą pagerinti, tai tikrai, manau, jėgų neturėtų pritrūkti, sakykime, užsikrausime ir, manau, serijai tikrai pakaks jėgų. Iš tikrųjų, realiai galvoju, kad bus tikrai atkakli kova. Serijos to rezultatų nenorėčiau sakyti, nes iš tikrųjų gali būti čia, aš nežinau, 3-2 ir gali ir 3-0 būti čia, bet aš galvoju, kad kiekvienos būtent rungtynės bus labai atkaklios. Kova dėl bronzos vyks iki 3 pergalių, o Vytis turės šansą pirmą kartą klubo istorijoje iškovoti medalį.